Treneris sveikinu su pergale, geros rungtynės, pavyko surinkti ir 100 taškų ir daugumai žaidėjų dviženklius taškų skaičius. Kiek jums džiugu už asmeninius krepšininkų pasirodymus tokiose rungtynėse? Ačiū už sveikinimus, iš tikrųjų labai džiaugiuosi ir norėjau, kad ir kas mažiau gal žaidžia pajaustų tą žaidimo skonį, kad labiau savim pasitikėtų kitose rungtynėse. Vienintelės dvi žaidėjos, kurias nepelnė dviženklių taškų skaičiaus, tai yra Justina Miknaitė ir Dalia Donskichytė. Ir jų gale neišleidot. Ar jom yra kažkokios sveikatos problemos, ar tiesiog nusprendė taip daryti? Yra sveikatos problemos, iš tikrųjų Dalytė jau ir vakar treniruotėje suskaudančią nugarą lakstė, Miknaitė šiaip jau senos traumos ir vis kažkaip neišeina išbristi iš tos duobės ir galvoju pasaugosiu, kad neatsitiktų dar kažkas blogiau. Danielė, sveikinu su pergalė, įspūdingas ketvirtasis tavo kėlinukas, sumetė 4 tritaškius, kaip pati jautiesi po tokių rungtynių? Aišku, puikiai, pirmoji pusė gal šiek tiek buvome ir emociškai tokios nusilpusios, bet antroji atėjom susikoncentravusios, manau, tas komandiškas žaidimas, tas užsivedimas ir davė tos tritaškius, tos metimus visus. Nenori vis tiek paklausiu, ar geriau treniruoti, ar geriau tokios rungtynės, kai sudaužot varžovės daugiau negu 50 taškų skirtumų? Aišku, ir tas gerai, bet nes per treniruotę mes mokomės, o čia atėję mes įrodom. Coach, your thoughts about tonight's game? -50. What I have to say is it's tough game. We played okay, solid in first half, but then we go down. I think first of all we go down mentally, maybe after some situations, and if we go down mentally, we lost by this difference. What can your younger players take from a game like this? I can't answer right now, yeah, but I am sure, yeah. If you are good young player, you have to play on better level, yeah, and I think they have to take a lot of good things from experienced players, yeah, like Birkis, yeah, and I think it's help from for future, exactly.